įtikinama, ar viskas ten gerai. Atrodo visi ant kojų, tai labai pavargę. Taigi, dabar, tada tebūnie įvyksta sekanti kova. Sekančiai kovai aš pasiūlysiu dvirankį kalaviją, tai kaip tik pamatysite dvirankio kalavijo techniką. Ir logiška turbūt, vėlgi, prieš kažką su skydu ir vienarankiu ginklu, kas norėtumėte pademonstruoti. Taip, dėmesio, nepradėkit vos pristatyti sekantį ginklą, atkreipkite dėmesį būtent tą. Tai panašus į kalaviją, bet jo priekinė dalis yra išplatinta. Ką tai reiškia? Kadangi priekinė dalis platinta, reiškia, jinai yra ganėtinai sunki. Tai yra tarsi kalavijo ir kirvio derinys. Su juo galima ir durti, tačiau smūgis irgi yra labai sunkus, panašiai kaip kirvio. Kągi, manau, galime pradėti kovą. Taigi, vienas iš karių, kaip jau minėjau, neturi skydo. Jis bandys demonstruoti techniką ir gintis ir pulti vien tik tai kalaviju. Intensyvi kova, palaikom. Specifika yra tokia, kad jeigu ilgarankiai ginklui pavyksta išlaikyti atstumą, jam sekasi, jos tikslas yra neprisileisti priešininko artin su trumpu ginklu. Štai matome jungtinių veiksmus. Tai viskas legaliu, leistina, štai smūgiuot galima ir buožę. Ar pageidauja tęsti kovą? Panašu, kad jūsų palaikymas pavyko. Jie niekaip negali nusiraminti. Tai buvo draugiška kova, kol kaunasi jie naudoja visas jėgas, tačiau po kovos, aišku, elgiasi garbingai, pasveikina vienas kitą, pasveikinkim nugalėtoją, nugalėjo šis iki klubas kovas.